Vaizdo registratorių pasirinkimas mašinai yra toks platus, kad net galva sukasi. Sukasi galva nuo pasirinkimo. Visų aprašymai gražus, etiketės nuostabios, gamintojų daug. Važiuojame pas mus į parduotuvę, papasakosiu šiek tiek plačiau, ką reikėtų pirkti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir kas galbūt yra tas optimalus variantas tarp kokybės ir pinigų. O teko jums girdėti, kad žada priimti įstatymą, jog policija nevažiuos į įvykio vietas nustatinėti, kas kaltas. Šitos visus reikalus tirs pati draudimo kompanija. Tai reiškia, jūs turėsite remtis kažkokiais liudininkais, turėsite kažkaip įrodyti įvykyje, kad esate kaltas, nekaltas. Ir šioje vietoje registratorius gali tapti aukso vertės. Nes kas jums paliudins naktį, kad jūs važiavote savo eismo juostoje, kad ne jūs išlindote į priešingą eismo juostą ir galbūt kažko kito nepadarėte. Taip, kad vaizdo registratorius iš pirmo žvilgsnio lyg ir žaislas, bet kai įvyksta kažkoks įvykis kelyje, jis tampa auksinis, aukso vertės, ypatingai jeigu įvykis yra įskaitinis. O žinote, kas yra įskaitinis įvykis, kai yra sužalotų žmonių? Nedaug dievė būtų žuvusių, juk kalėjimas gresia. Vat eina keliu babytė. Matom, diena šviesu. O jeigu naktis, kaip mes įrodysim, kaip ten ėjo, ar keliu ėjo, ar vidury kelio ėjo, ar kelkraštį ėjo. Vaizdo registratorius gali išsukti iš ten, kur jūs buvot nekalti. Važiuojam. Pakalbėsim darbe apie tai plačiau. Užeikime į parduotuvę. Štai, pasirinkimo registratorių yra šiaip gan nemažai. Dar yra Neolainas, tik jis nėra išdėstas į stendą. Tai iš principo yra Viofo, Garmin, Blackview ir Mio. Visi šie gamintojai yra tikri, tai nėra kiniška bevardė prekė. Tai jeigu jūs ieškote tikrai originalios prekės, tikrai originalaus vaizdo registratoriaus, pasirinkimų turim nemažai, bet be abejo turbūt įdomiausia dalis yra, kas yra tas aukso viduriukas, kurį galbūt reikėtų rinktis bent jau gamintoje. Tai mūsų nuomonė tai yra Mio, turi šiaip gan nemažai modeliukų, įvairiausių nuo pigių iki brangesnių. Tai jeigu mes prieisim temoje prie tų, vadinkim, premium klasės modeliukų, tai iš principo būtų šitas modelis ir šitas modelis. Tai mes apie juos ir pakalbėsime, taip dviejų kamerų. Šito modelio 955W yra dvi versijos. Viena yra tik priekinė kamera, kita versija yra priekis ir galas. Šitas modelis taip pat yra iš premium klasės, jis taip pat yra 4K raiškos, bet versija yra tik viena į priekį. Ką gero turi šitie Mio registratoriai? Visų pirma, visi modeliai turi ir Wi-Fi. Vadinasi, mes galime telefonu susijungti su bet kuriuo iš vaizdo registratorių ir telefono pagalba galime įsitraukti video iš savo registratoriaus. Taip pat jie visi turi GPS imtuvą, fiksuoja greitį ir važiavimo vietą. Taip pat jie turi vidutinio greičio atkarpos skaičiavimą. Tai kai mes važiuojame atkarpoje, kur matuoja greitį, jis mums paskaičiuos, koks mūsų yra vidurkis. Tam, kad neviršyti leistino greičio. Turi duombazę inkilų, vadinamųjų liaudiškai, tai yra stacionarūs greičio matuokliai, ir turi premium klasės sensoriką ir optiką. Taip kad jeigu ieškote premium klasės modeliukų, žiūrim į Mio, kur pirmas skaičius yra 9. Be abejo, yra tų modelių ir kitokių, pigesnių šiek tiek, dar pigesnių šiek tiek, yra įvairių, taip kad jeigu ieškote aukso viduriuko, Mio. Toliau yra ir Blackview, premium klasės gamintojas, brangesni modeliukai, gerokai brangesni modeliukai, taip kad turbūt rasim kiekvienam iš jūsų tai, kas jums tiks, tik užsukit, pasikalbėkit, pasitarsim, papasakosim ir išsirinksite tai, kas jūsų akimis bus jums patiems geriausia.